Tai ko gero pirmas dalykas, kurį atsimenu iš to čempionato, yra Sabonio krepšinio centro pirmoji komanda ir dvikova su jais, tai savotiški derbiai ir jų labai ryškios salotinės aprangos. Žaidėm pusfinalį prieš Sabonio krepšinio centrą, kurie tada, realiai buvo stipriausia komanda mūsų metų Lietuvoje. Tiesiog, nežinau, sukrito kortos, bet, pasisekė laimėti. Nors kad tos varžybos labai gerai pavyko, laimėjom gan didelę persvarą ir kad dar nuėjus, būtent į Rūbinę, treneris sakė vieną dalyką, kad mes visom Lietuvos komandom, kurios dalyvauja turnyre, pasiuntėm stiprią žinutę. Tai turbūt man čia buvo galbūt ta pirma mintis, tas supratimas, kad galbūt iš tikrųjų mes laimėsim tą čempionatą. Finale jau buvom prieš Tornadą, atsimenu, kad buvo vienas dalykas, kad tikrai atsimti, kad buvo beprotiškai daug jaudulio. Ir atsimenu, dar buvo vienas vaizdo įrašas, man rodos, pačios gal moksleivių krepšinio lygos nufilmuotas, kur manęs buvo kadras gal 5 sekundės ir atsimenu, buvau baltas, balčiausias vaikas. Šagės, atsimenu, man ten taip baisu buvo. Iškovėm pirmą vietą, pirmą čempionatą. Mūsų komanda labiausiai įsiskyrė organizuotų žaidimų. Neturėjom vieno aiškaus lyderio, kas leido kiekvienam žaidėjui skirtingą dieną sužaisti vis geresnės rungtynės. Tai ko gero komandinis krepšinis. Bet vieną dalyką, ką galbūt supratau su laiku, ne iš karto tada, man visą laiką atrodė, kad nesvarbu, kiek tu daug laiko aikštelėje praleidi, kiek tu esi geras žaidėjas ar panašiai, niekada nebuvo kažkokios komandų hierarchijos. Atrodo, kad visi esam grinai vienam lygyje, aišku, yra ten geriau žaidžiančių, yra kažkiek prasčiau žaidžiančių, bet niekada tu nesijauti, ypač dar už krepšinio aikštelės ribų, kad buvom labai vieningi ir niekada nebūdavo jokių negatyvių emocijų tarpusavyje. Pirmas dalykas, kuris šauna į galvą atsiminus trenerį, tai autoritetas. Iš karto ėjus į salę, iš karto pajunti tą tokį susikaupimą, nusiteikimą ir žinai, kad treniruotė bus kokybiška ir suplanuota puikiai. Taip pat, kiek prisimenam, turėjom 4D taisyklę, kurią treneris buvo įvedęs komandai, tai darbas, drąsa, drausmė, draugystė ir kurios mes negalėjom sulaužyti. Tai ko gero visas tas principas išlikęs ir iki šių dienų ir manau, kad visi žaidėjai iš trenerio šitą labai gerai perėmė ir užaugo labai gerai žmonėm. Kažkaip kaip pagalvoju apie Algirdą, tai labiau atsimenu galbūt net kaip ne krepšinio trenerio, kaip gyvenimo gal trenerio, tai galima pavadinti. Kad treneris ypač akcentavo ne tik krepšinį, bet ir visą tą saviugdą kaip žmogaus. Nes galbūt ir dabar jaučias, kadangi dar neturiu porą komandos draugus, kuriais ne dabar žaidžiu. Su kuriais buvom nuo pat tos U12 kartos. Ir tie dalykai jaučiasi, vėlgi nežinau, čia galbūt sutapimas, bet labai mažai šansų, kad tai yra sutapimas, manau, kad tai yra labai didelis trenerių indėlis ir tikrai aš esu, manau, ir kitų vardų galiu pasakyti, kad esu dėkingas vien todėl, kad mums pasakė gerą pamatą būti gerai žmonėm. 2004 metų karta tai yra viena tokia iš išskirtinių, sakyčiau, mano karjeroje krepšinio trenerio, kadangi su jais pradėjau dirbti truputėlį kitaip ir pradėjau dirbti grįžęs iš vyrų krepšinio. Tai buvo šita karta, šita mano gorilų komanda, tai buvo tokia kaip eksperimentinė ir sakyčiau, tas eksperimentas gerai pasiteisino. Jie pradėjo žaisti tokį krepšinį, kur anksčiau galbūt mes nežaidėm, mes daugiau žaidėm tokį lietuvišką, deriniais paremtą, o daugiau čia dabar buvo įjungta viskas komandiškumą į greitą sprendimų priėmimą ir šitie vaikai nuo 4 klasės su manim dirbo kartu ir mes pasiekėm tikrai labai gražių rezultatų. Tai kaip komanda jie tikrai buvo labai šaunus ir labai tvirti ir iki galo išsilaikė, tas branduolys mūsų buvo be galo smagu su jais dirbti. Tai va, o tas mūsų pirmas rezultatas, kai tapom U12 čempionais prieš 10 metų, tai ir buvo tas to viso darbo, to eksperimento pasiteisinimas toksai. Žaidėme tą tikrai tokį labai komandinį, labai tokį krepšinį be kažkokių lyderių ieškojimo, bet žaidė visi ir turėjo išmokti prisiminti atsakomybės ir turėjo išmokti vertinti gerai situacijas ir būtent priimti tos teisingus sprendimus. Tai va, ta mano tokia sistema nauja, kai pradėjau dirbti grįžęs iš vyrų krepšinio, būtent apie tą daugiau paliekant atsakomybės jiem patiem priimti sprendimus. Taip, komandiškumas buvo vienas iš pagrindinių dalykų, nes aš maniau, kad per komandiškumą jie gali tapti tikrai didelėm asmenybėm. Vienas dalykas, antras dalykas, tas komandiškumas tave
ugdo kaip asmenybę, ne vien tik tai galvoti apie save, bet tu ateityje išėjęs į gyvenimą, tu turėsi būti kažkokiuose kolektyvuose, kur tu turėsi tą pačią patirtį, vasim, komandinio žaidimo, tu turėsi panaudoti ją. Ir bus lengviau tikrai įsitvirtinti gyvenime, nes mūsų kaip trenerių užduotis nėra vien tik tai užauginti krepšininką, kai ta karjera krepšinio yra tokia nelabai ilga, bet užauginti žmogų, kuris supranta, kaip elgtis su kitais reikia. Ir nebijoti prisimti atsakomybės už savo sprendimus ir mokėti priimti teisingus sprendimus bet kurioje situacijoje. Jaučiu aš tą tokią šilumą iš visų, niekada aš nesistengdavau kažkaip tai išsiskirti. Man būdavo visą laiką labai svarbu, kaip jaučiasi aplink mane žmonės. Ir stengdavosi bet kurioje situacijoje sukurti tokias sąlygas, kad visiems būtų gerai. Aišku, krepšinė ne visada būna visiems gerai, bet ypatingai, kai tu treniruoji jaunus žmonės, kurie turi kažkokių ambicijų. Bet kai dirbi su kolegom, tai tikrai gali sukurti tokias sąlygas, kad jiem padėdamas tu gali pats augti ir aplink save suburti tokių bendraminčių žmonių kolektyvą ir kartu su jais augti pačiam ir padėti kitiem. Kai jau tampi kažkokios patirties turintis treneris, tada jau pradėjai ieškoti kažkaip, kaip pasidalinti su kažkuo galbūt tą patirtim. Ir nenorom įsiveli į tą tokį liktai ir jaunų trenerių auginimą. Nesijaučiu kažkoks išskirtinis tikrai. Taip man sekėsi, sakykime, krepšinio karjeroje, trenerio karjeroje ir dirbant su jaunimu, man sekėsi neblogai tikrai ir galbūt ta sėkmė buvo irgi per tą užsispyrimą, per tą norą tokį, kad kažkiek tai kažkam tai įrodyti, kad koks aš esu. Nes aš turėjau tokį atvejį, kai mano treneris man baigiant mokyklą ir paprašius jo rekomendacijos stoti, studijuoti būtent trenerio profesiją, pasakė, kad sako, tu tenai neik, sako, to ten nėra ką veikti, nes yra kitų tenai Žalgirio dubleriai, dar kažkas tai tokio, žodžiu, ir man tada kažkaip, matomai, kad buvo tas toksai spyris ir noras atsirado per ambiciją įrodyti, kad aš galiu kažką, tai iš mažo miestelio būdamas nežymus visiškai krepšininkas, taip galiu kažką tai pasiekti būtent treniruodamas kitus žmonės. Tai tas man pasisekė ir aš tuo labai džiaugiuosi. Sėkmės formulę turi kiekvieną savo sukurti, tai čia tik tai gali patarti kažkur, padėti situacijose, nes kiekvieno gyvenimas yra atskiras visiškai ir labai sunku pasakyti, patarti, tą gali patarti, kas tau buvo, kas tau veikia, o kaip tau pasiseks kitam treneriui, ar bus tas pats lygiai kaip toj pačioj situacijai gali pasikeisti visiškai kitaip. O čia, žinokit, labai svarbus dalykas yra vaikam. Mes nenorim, čia galim kalbėti, kiek norim, kad auginti asmenybės vien tik tai, bet pergalės jos užgrūdina, jos duoda pasitikėjimą, jos nutiesia kažkokį tai kelią, jos atidaro kažkokias tai duris. Pergalės yra labai reikalingos, labai svarbios ir mes tą dalyką turim suprasti, kad jos tikrai, visi mato pergalės, visi nori laimėti, visi mato pergalės ir jeigu tu jų neturi, tai tu lieki kažkur pašoniai. Ir tada jau kitų kelių bandai galbūt pasiekti kažkokius tai savo tikslus gyvenime, bet pergalės tau tikrai padeda eiti žingsnį į priekį. Tai sudaro pagrindas patekti į tas jaunimo rinktinės. Mes, kai turim galimybės atrinkti geriausius vaikus ir daug tų vaikų turim savo organizacijoje, tai tikrai turim tas galimybės auginti ir laiminčius vaikus. Ne tik tai, kad auginti vaikus kaip asmenybės, kaip kažkada galbūt užaugsiančius krepšininkus. O didelis darbas yra padarytas organizacijos vadovų ir tas išsipūtimas mūsų tos organizacijos į tokį monstrą, koks dabar yra Lietuvoje, kai mūsų vardo bijo visi, kur tik benuvažiuotum. Tai buvo tikrai sunku tikėti pačioj pradžioje, kad tai taip atsirado. To 10-mečio proga, tai norisi palinkėti, kad jiems sektųsi, taip kaip sekėsi mūsų tais laikais, kai mes kartu sportavom, kad jie surastų tokius kolektyvus, kur jie yra vertinami ir kad jie vertintų tą, ką jie gauna iš gyvenimo. Tai manau, kad čia ta draugystė visa per krepšinį, kad jie išeitų į jų šeimas. Aišku, kad jie būtų sveiki, svarbiausia, čia tie dalykai su traumom labai yra svarbus, nes jeigu neturėsi sveikų žmonių, tai negalėsi nieko pasiekti visiškai. Noris palinkėti visiems rasti savo kelią, ieškoti gerų santykių, nes tas gėris sukasi dideliu ratu. Jeigu tu būsi geras kitiems, tai tas gėris atsilieps tau tada tikrai 2, 3 ir dar 10 kartų daugiau.